Sveiki. Taip jau yra, kad gruodžio mėnesį, žinot, reikia visus darbus arba pabaigti, arba juos nukelti ateičiai. Tai šį kartą parlamentas apsisprendė, kad padirbėsime iš peties. Štai per 3 balsavimo sesijas priėmėm ne mažiau nei 50 įvairių teisės aktų. Jų tarpe tie, kurie jūs domina ir apsprendžia jūsų buitį, pavyzdžiui, geografinio blokavimo reikalai, ypatingai svarbus, tarkime, apsiperkant internetu, netgi buvo pasiūlymas išplėsti geografinio blokavimo, kitaip sakant, panaikinti geografinį blokavimą filmams ir kitiems dalykams. Pritrūkome drąsos ir matyt supratimo, nes, tiesą sakant, man nepatinka, kuomet kultūros produktai yra laikomi tam tikrose sienose. Mums reikia dalintis. Lietuvai ypatingai yra svarbu, kad mūsų produkcija matytų daugelis, kad prieiga prie to būtų kuo lengvesnė. Ir tada mes tik tai paskleisime žinią apie save. Bet kągi, ateičiai. Svarbus sprendimas, svarbus vartotojams apie grąžinamų prekių kriterijus. Tarkime, vienas iš naujų kriterijų, kada įsigyji prekę, o pavyzdžiui pasirodo, kad ją naudoti technologiškai arba techniškai yra labai sudėtinga. Na, žinom, visokių tenai atsiranda papildomų instrukcija prie instrukcijos, net nežinai, kurią skaityti, kad suprasti, kurį mygtuką pirmą paspausti. Tai čia teismai privalo priimti tokį argumentą, jeigu kils ir prieis iki teisminių procesų. Aš manau, tai yra teisinga, reikia įvertinti ir augantį sudėtingumą prekių ir padidinti vartotojų lankstumą, grąžinant tas prekes, kurios dėja netitinka lūkesčių. Skirta daug dėmesio ir užsienio politikai. Priimtos rezoliucijos ir pranešimai apie santykius su JOTV, su Kinija, su Taivaniu, su Japonija, kur, žinot, kiekvienas žinomas atskirai, jeigu su JOTV, kuo daugiau, gilinti bendradarbiavimą, rasti daugiau bendrų sąlyčio taškų. Mesgi, žinot, taip ir nepasirašėme laisvos prekybos sutarties, nors tiek buvo pažadų, kuomet šita komisija atėjo į biurą ir norėjo kažką tai pakeisti. Pritrūko parako, pritrūko galbūt ir laiko, ir politinio užsispyrimo. Pirmadienį pasiūliau, kad parlamentas įtrauktų papildomai savo darbotvarkę susidariusią katastrofišką situaciją ant Ukrainos sienų, kuomet blokuoja ir Lenkų vežėjai, ir Slovakijos, ir Vengrijos. Nu kągi, pasišnekėjom. Bet žinot, iš komisijos pasiklausęs, jie kalba apie kažkokius tai grūdų linijas, grūdų tiekimą. Aš neturiu jiems pretenzijų dėl šitų dalykų. Šitie dalykai juda, bet nejuda humanitariniai kroviniai, nejuda daug komponentų, kurie reikalingi gynyboje ir panašiai. Yra tragiška situacija. Aš pasiūliau komisariai ir paklausiau, kada jinai buvo prie sienos, kada jinai pamatė tas 10 kilometrų besitęsiančias eilės. Ir galbūt selfis prie tokios eilės būtų daug naudingiau ir daug emociškai, kaip sakyčiau, įtikimiau, negu, žinot, sėdi ir kažką tai kalbi, ko nesupranta kiti. Buvo gėda klausytis, aš tiesą sakant, nepriimu tų atsakymų, bandysim spausti toliau. Lenkijos atstovai šiek tiek supyko čia ant mūsų, nes lietuviai buvo tie, kurie stumė, bet kągi, nu, čia reikia apsispręsti. Arba mes padedam Ukrainai, arba jiems skelbiam ekonominį karą. Buvo geras pranešimas ir dėl Michailo Statkevičiaus, kuris jau štai 310 dienų, nėra jokios žinios. Aš perskaičiau Marinos Statkevič laišką, jinai man atsiuntė. Ir viską išdėstėm labai paprasta žmogiška kalba. Gal pramušta siena, tylos siena, kuri žudo visus artimuosius ir ypatingai Mariną, kuri neturi jau visus praktiškai metus laiko bet kokios žinutės iš vyro, kuris neteisėtai kali Lukašenkos kalėjime. O kągi, tai yra paskutinis gruodžio mėnesio jau įrašas iš Strasbūro. Sveikinimai vėliau, o dabar atsipūskime ir neskubėkime į tas šventes. Iki.